was really fun to get on the court, meet everybody. Everybody seems like really genuine and seems like a family atmosphere. You know, the coaches are really cool, and you know, I've had a lot of conversations with the head coach, you know, over the summer, and he kind of told me about like how he wants to play and you know, things of that nature, just how they do things around here. And you know, I'm feeling the love so far since I've been here. And yeah, like I said, it was good to get that first practice out of the way. You know, you come into it, you're kind of nervous, you know, new situation, new players, but everybody was super welcoming, and I'm happy, excited to be here. Jo, reikia nuo pirmų dienų susirasti gerą ryšį, visų pirma trenerių štabe, taip pat ir su žaidėjais, kas liko, jie turės priprasti prie naujų trenerių, kas atvyko, jie turės priprasti prie mūsų sistemos, nieko naujo, šiandien nesportavo, aišku, rinktinės nariai, tiek lietuviai, tiek Wiley, kuris su Makedonijos rinktinė vis dar yra. Walkeris po menisko operacijos ir jam reikia tiesiog pratęsti šiek tiek reabilitaciją ir atstatyti judesį. Ir tai užtruks gali kelias dienas, o gal ir 10 dienų, gal ir 1 ar 2 savaitės. Tai čia bus diena iš dienos, situacija aiškesnė ir jis prisijungs, tikimės, kiek įmanoma greičiau. Daug jaunimo pasijungiam, tai yra turbūt ir jiems patiems pasitikrinimas, ir ekstra turbūt ir motyvacija. Ir tikrai ta energija, kaip ir tikėjomės, yra didelė ir visą laiką pirmose treniruotėse net norisi labiau stabdyti negu raginti. Tai yra normalu, kiekvienam prieš sezoniniam etape, tai jeigu trumpai, tai tiek. You guys did great with body language, first of all, and I think it was more fun to finish the practice in a louder way, okay? So have these good habits from the very first day, and we will build very slowly, and how to say, not crazy. Okay, let's go.